Labukai šaika, naujas video ir iš aprangos turėtumėt suprast, kad čia nebus garažo veiksmas. Apie ką bus? Ką turim? Kregždė snieguota, visa tokia, tai nušluota, nuvalyta. Tai kodėl ne garaže? Reikia biškeliai, čiut pasitvarkyti. Tai greitai parodau, va. Turim va tokią va detalę. Čia yra kardano pakabinamas guolis, kuris ten laiko, kad jis ten va taip nedarytų. O pas mane jis va taip va daro. Tai šiandien buvo planas, kad anksčiau baigsiu darbą, pasikeisiu kardano pakabinamą, susidėsim elektrinį ventiliatorių, kurį turim. Bet va, jau 5 valandos, o turim laiko iki 9, nes lyg taip 9 lietų žada. Jau pradėta čia ta, kur laikas tas, kai visiems pūga, tai meteorologinė stichija, kažkas tokio. Kam stichija, o kam laimė, džiaugsmas. Tai greitai čia viską, va, šoku, labai nepersilkinėjai, šoku į duobę, įsiemu kardaną, va čia va greitai. Čia šiaip tai, jeigu ką, Dominiko. Buvo jau kompaktas garaže. Taip, greitai viskas. Tai nefilmuosiu, pataupysiu kumą. Galbūt iš spoto pafilmuosiu, kaip veiksmas vyksta, nes atvažiuos Rimvis, Tautis kem 6 visą dieną šiandien tvarkosi, Rokas lygtai turėtų būti su mano buvusiu kem 6 putuo ir kas dar kažkas turėjo būti. Nesmė, svarbu būt, kad bus kom pasivažinėję ir kur pasivažinėję. Tai gal kas tiek, šokam į timelapsą, gal kai jau išsiėmęs kardaną ir va čia va viską greitai.
ten gal. Блядь, Marauskas arti važiuoja, eik tu nafta. Gerai? Žinau, nepil. Auriniai važiavimai vyksta, kas čia nafta važinėja dar gali. Kaip skilsta lempos. Žinot, kaip ten stveria. Tai siena. Atkreipk dėmesį. O! Eik tu nafta. Čia jau buvo. Jo, tu čia pizda įsiseivina, eik tu nafta. Eik tu, va nesukimas sudėtas tarp. Jo, čia tu 8. Nu tai kaip supisa viską iki nafta. Per pagalį to supisa. Taigi šulinimą, tiek kaip įsą vieną kartą. Jo, jau dabojam. Viskas gerai pašūlė? Jo. Taigi nevažiuosim, nekliusim tikrai naftai su visu kolu. Ir dar ant startiuose. Aš nematau, už ten šūlį vadinu.
Normaliai, tikrai. Reikia oro tas mūsų. O, čia jau tai. Porą mašinų dingo. Meksikoje važinėjom, nu tai ką. Buvom 4, likom 2. O, jau vienas lyšinas faras yra, jau pliusas, jau gerai. Jau kažką matom. Nedys gal buvo. Ne, nedys kūrinė. Gedo ratą. Viskas gerai? Nesivertė? Užsidegė. A? Užsidegė. Nu nafai. A, tai gerai, kad ketintuvo turėti man? Ne, viskas paklausėm šitą. Aš priegu gesintuvo ir galvoju, ką čia nafai Kažkas galvoju, nesąmonė. Tai kas geda? Dar. Užsidegė iš apačios valačios. Sakė, atviru liepsnagi degė. Jo, tai realiai, tai pavau, ugnis vyksta tokia. Nu, va, tai dar per stipriai. Jo, ir vos galvojom, kad pizda mašinai visai, nes jau metam sniegą negės. A, bля. Okei. Ką, čia saloną pramat, kaip išnėja, ne? Nu, jau gal galiu išimti. Akumą dar netjungia iš. Atjungtas. Kaip blėt, kad įsibėgėja, tipo. Tipo, atrodė, kai vieną tą laiduką ištraukiau, kiškį degančiau, gesmiau, tipo, viską Reikia vienu pažemį, važiuoti, atsidegčiau, nes kai sako, man kojom karštą ir atvirą lesnį degam. Galvojau, čia bairiai kažkokie.
Žinok, aš iš tikrųjų dega, nahui. Nes aš dabar žiūriu, čia apdegė, bet čia nelaidai, tiesiog plasmasė, čia sveiki degė čia. Čia buvo tik šitas. Šitas nedegęs. Va šitas degęs laidas su realiam. Nu tai va čia, nu čia dega. Nu ko čia realias? Ai, aš galvau rimvis čia įkišęs. Rimvi, eik čia. Gal atjūt kažką galima? Rimvi? Viskas čia gerai, lekia. O žiūrėk, nuo ko čia šitas realias tavo? Tai va šitą pirmą pradėjo. Šitas pradėjo degti, tai jo. Bet tai žiūrėk, va čia pavyzdžiui, aš galvoju, kad čia Aš plastiką ją pagavo, iššoviau. nes pasižiūrėk ten. Nes jinai degė, aš ją ištraukiau, ją pirmą užgesinau. Aš manau, kad pagavo poraloną ir viskas, nes žiūrėk. Bet kol čia stovėjom, žvengiam, žiūrim, kad blėt, nieko ją nepokui. Ai, čia nukirpta jau buvo kažkas. Jo, ten nukirpta. Sakau, čia viskas. Šiaip tos realias reiktų atsikarpyti su kusačkiu. Gražiai. Nieks neturi slyvo, nėra nieko peilio. Kažko. Kusačkių replių turit kas nors? Yra, blėt, palauk. Namie. Ne, tai garažė yra. A, nepaėmiau kasačkių, eigi, kai ėmiau instrumentą. Pas jis niekada nėra mašinai, ne? Pažiūrėk, gal kažką. Klinerius ant 10 gal nėra. Jeigu čia masės išlydėjus. Greitas, nu pajungi šitą. O, kuro. Šilta. Nu, greitas rezumė. Užsidegė mašiną. Ir tiek. Tas Leo neturi su šitą, nekimba vapšėną. Pas tai neimkinis bankinis? Zaibys, nebrangiai. Tai ką, tai nei tilpas, nei turės nieko nepaaiškina. Ventiliatorius nėra. Pušelė tokia buvo. Galvoju, suka imkinis prieki bamperis ar ne, ble? 100 apvacokas, medžiu. Bus katorinimo kažkokios gudrybės, blemba. Su tokiais bakeliais. Dar trūksta. Tauti nešk vandenį. Susipyso visas. Reikia didesnės laikos, turėtų prilyti vydo. Ežeras jį pavirti. Ištroško. Tikiuosi, nebėga kažkur taip. Dar bet kokią šūdą neapila, nepūna, blėt. Gerą paėmus. Šiaip tai gazuotą mėgsta, bet... Gazuotą mėgsta. Išimtis šiandien. Šiandien rūkštis kyla, tai vandenį. Gerai. Kur geriau? Tam tai nebepadės. Gerai, tu sakyk. Čia papaėmus šis pavarė. Ranka greitai šalą. Pašvies čia.
ką šaikim, tai kažkurį dieną po pakatuškės, tai trumpai apibėgam, kas, kaip, kur, ką ir dėl ko. Tai visų pirma, kregždė visai gerai atlaikė, visai patiko, viskas kaip ir gerai, bet visada būna bet atsiranda. Tai pradėkim nuo defektų. Nežinau ar matos, bet va čia va trūksta difuzoriaus. Kažkur, o šiaip, kai važinėjom spotė, gavau iš šikną nuo kažko, tai tikriausiai toje vietoje ir jis pasimetė. Toliau, man labai nepatinka, kad susėdo priekis. Realiai šitoje pusėje netaip matos, bet šitoje pusėje tai labai stipriai. Tai nežinau, ar čia dėl pasikeitusios dangos, ar kas yra. Toliau, dužo lempa. Taip va, matosi. Tai spotė važinėjant, ten buvo standartiškai neišvalyta, neparuošta. Ir lekiant paskui tautvį, dužo lempa. Toliau. Miškuose, kai važinėjom, nežinau, jeigu atvirai pasakius, net nežinau, kas nufilmuota, tai jeigu iki čia dažiūrėjot, tai ačiū, kad žiūrėjot, faktas. Tai tęsim toliau, tai važinėjant miškuose, gerai pasmaugus, kadangi jau lyjo ar šlapės sniegas labai buvo, tai buvo porą vietų, kad kaito net mašina, tai reikia šitą dalyką spręsti, bet jeigu bus sniego kažkada vėl, tai nemanau, kad bus su pliusu, kaip buvo. Toliau, persukti ratai, kaip pastebėjot, tai turim, nesimato, faktas, geresnės padangas, Michelinai, man atrodo, tai gerai visai kimba, kaip užrota, tai viskas labai gerai. Suportas lyg ir klinija dešinys ir dar vienas defektas atsiradęs, kad šito rato bumeranginė šakės, va čia, kur jis įsuka, cilindrblokas išbirėjo, tai reikia poliritaninių standartiškai, kaip ir kūpę buvusiam išbirėjo, taip ir čia išbirėjo, nes gaunasi daugiausia streso. O šiaip tai viskas fainai, liuks, neapsidaužėm labai stipriai, tai lempa, bet tai lempa ten tokia, tai nieko baisaus. Tai trūksta difuzoriaus ir lempos, kad būtų viskas plius minus iš išvaizdos tvarkingai. O šiaip tai, jeigu, kaip ir sakiau, žiūrėjote iki čia, tai būtinai paspauskit laiką, subscribe, pasidalinkit su draugais. Ir jeigu jums patiko tas, tai būtinai pranumeruokit kanalą, nes šią žiemą tikrai dar bus šitų veiksmų.